kaip šita publika išeina tiesiogiai į Gaidjurgio pavardė ir Gaidjurgio gaujos pavardė. Čia yra ir Albertas Jaulenskus atsiranda, ne? Taip. Ir kaip atsiranda visame šitame, kaip staiga, čia konservatoriai, šventi žmonės praktiškai, gali vaikščioti korupcijos degančiom žaryjom ir nenusideginti padų. Praktiškai tą padarė Šimonytė, kai nuėjo vakar į tą renginį. Taip. Iš principo, jinai basa perėjo per ugnį ir nieko neatsitiko. Niekas neparašė, niekas nepasakė, šitą bobą turėti lauk. Nes, iš principo, jinai nuėjo į pačią irštvą ir jie atvirai tai daro. Tai kaip atsirado visame tame ne tik tai jie, bet ir dar ir mafinis tas dėmuo. Tai yra, mes net nuotrauką turim, galim parodyti tą penktą nuotrauką, tas veikėjas, kuris yra labai retai galima fotografuoti tokį veikėją, tas Albertas Jaulenskus. Čia yra jisai jaunystėje ir labai būdinga tai, kad yra jo visos nuotraukos yra ištrintos iš interneto, nieko nėra. Čia yra tik Respublikos vienintelė dar jaunystės nuotrauka, geltono švarku, o jisai yra... Tai čia... 90-ieji. Metai, taip sakant, yra tai buvęs Gaidjurgio žinomo vienas žiauriausių Lietuvos gangsterių ir žiauriausios gaujos kasininkas, piniginė jinai vadino, Albertukų klaipėdiečiai, Klaipėdos, ir jisai buvo priverstas sprukti iš Lietuvos, kadangi Gaidjurgis buvo labai taip įtarus ir jisai pradėjo įtarinėti, kad jisai nori jį pašalinti, užimti jo vietą. Ir kadangi jisai taip nesakydavo palauk, tai Albertukas spruko iš Lietuvos. Jam buvo paskelbta Lietuvos prokuratūros tarptautinė paieška, bet jisai, manau, 2007 metais grįžo į Lietuvą, pats prisidavė prokuratūrai ir davė parodymus prieš savo buvusį bosą Sigitą Gaidjurgį, kuris jau tuo metu buvo nuteistas iki gyvos galvos, vienas Albertukas buvo saugus, ir ją dar vieną, taip sakant, dar vieną bylą, žmogžudystę dar vieną Gaidjurgį gavo. Ir tada taip įsipirko Albertas Jaulenskus ir vėl dingo iš Lietuvos. Daryti biznio, kaip paaiškėjo. Jisai tarytum prapuolė. Ir staiga iškilo būtent jisai sugrįžo į Lietuvą kartu su konservatorių sugrįžimu į valdžią. Čia yra įdomiausia. Nes iš tikrųjų tik dabar jau paaiškėjo, kad jisai Lietuvoje buvęs kontrabandos karaliumi vadinosi, jo specializacija buvo cigaretės. Jaulenskus. Taip. Pasirodo, kad jisai per tą laiką, kur buvo dingęs ir buvo jokių žinių apie jį nebuvo, jis sukūrė tarptautinę pogrindinę imperiją, kuri apima visą Europą. Visą Europą ir kurios šalia cigarečių kontrabandos pagrindinis verslas tapo narkotikų kontrabanda. Ir būtent jis taip pat užsiėmė tokio, žodžiu, palyginti saugiu lengvųjų narkotikų kontrabandą. Lengvųjų, ne visų, o būtent lengvųjų narkotikų. Ir čia iš tikrųjų, taip priminant, kad dažnai mes skaitydavom tokias kronikos žinutes, kad čia suimtas vienas lietuvis, tarkime, 2020 metais prie Malagos, kuris vežė 2 lietuviai, ten buvo 2 vairuotojai, Mercedes sunkvežime vežė 210 konservuotų pomidorų skardinių, kurios atidarius pasirodo, ten buvo 220 kg hašišo. Po to 21 metais vėl sulaikyti irgi toj pačioje Ispanijoje kitas vilkikas, kurį vairavo irgi lietuvis. Ir ten buvo Kėblė, ispanų policininkai rado 200 kg marihuanos. Po to vėlgi nuteistas lietuvis, kuris vėlgi Ispanijoje buvo įrengęs modernišką, milžinišką pogrindinę plantaciją, kur augino kanapes. Ir to čia tokie pavieniai pavardės niekom nesako, atsitinės ten pavardės, ten Kurmis, ten kiti visi. Taip sakant, o pasirodo, kad tai yra būtent
Lenskaus tinkle. Lenskaus organizuota nusikaltėlių grupė. Organizuota grupė, kuri apima visą Europą ir kuri gabena narkotikus sausumos transportu, jūrų transportu, oro, lėktuvais iš Latino Amerikos, iš Afrikos, iš bet kur ir apėmusi yra ta imperija visą Europą. Visą Europą ir kartu, čia dar įdomiausia, kad Lenskus sugebėjo Belgijoje pastatyti 2 moderniškus cigarečių fabrikus, kurie masiškai leido Marlboro, Winstoną ir kitas paprasčiausias cigaretės kartu. Irgi paskleidė distribucijos tinklas apima visą Europą, visą senąjį žemyną, taip pat ir Lietuvą be abejo. Ir kai konfiskavo tą viską, nes buvo ta vadinama 2022 metų vasaros pabaigoje tarptautinė operacija, kurioje dalyvavo Norvegijos, Ispanijos, Prancūzijos, Monako, taip pat ir Lietuvos kriminalinė policija. Čia Dorada. Dorada, taip yra, sutriuškinta. Tai buvo rasta ten kokie 302 tonos paruošto tabako gamybai ir vien tik tai cigarečių ta partija išgabenimui, vienintelė partija, kuri būtų padariusi vien Belgijos rinkai, Belgijos valstybei 87 milijonus eurų nuostolį. Koks mastas. 87 milijonų, čia tik viena partija. Ir tik cigarečių, bet ne narkotikų siuntų, kurios buvo, ten iš jau yra astronomijos skaičiai, buvo viskas. Ir tas viskas, ir kadangi dabar tai klausima, kaip čia su mūsų politikais ir su mūsų... Kaip šitą visą hebra įvažiavo į konservatorių partiją? Tai paprasčiausiai mafija kaip yra? Tai mafija yra pinigų plovimas. Tie pinigai visi, juos reikia kažkaip pateisinti. Taip. Tai kur? Tai pagrindinis dalykas, tai paprasčiausias, tai yra investavimas į nekilnojamą turtą ir verslą. Nekilnojamą turtą pirko ten Prancūzijos žydroje pakrantėje, Monake, kitur, brangiausios vietose nekilnojamą turtą ir kartu į verslą. Ir kartu, čia ir įdomiausia, kad jie būtent į Lietuvą sugrįžo būtent konservatyvų valdymo metu investuoti ir kadangi tuo metu netikėtai bankrutavo Eugenijaus Gudžiūno agrovetas Kretingalėje, kur buvo tikrai toks vienas Lietuvos, naujos Lietuvos atgimusios, kaip ir Virginijos Kantausko Biovela, kaip Vaicekauskienės Nemotekas Egidijos, tokie nauji, nieko neprivatizavę, nuo nulio mūsų naujos Lietuvos mėsos pramonės perdirbimo tokie perlai. Ir agrovetas, taip sakant, staiga bankrutavo ir tada ta istorija, kai paskolino Tautvydui Lencui Neva, paskolino Trinkūnaitė 2 milijonus 800 tūkstančių. Dėl to, kad ten klasiokės draugas buvo. Taip pat tokia gera moteris, ta Ieva Trinkūnaitė. Ne, čia būtų visai klasiokės sesers vyras. Klasiokės sesers vyras. Patikimas žmogus atiduoti 2,5 milijonus. 2 milijonus 800 tūkstančių. Ir čia tada irgi sandėris įvyksta ir čia iš karto atsinaujina senų klaipėdiečių, Valdo Trinkūno ir Lenskaus mafijos ir garbaus liberalo ryšys. Jau dabar įstojęs dabar yra. Druskininkų, dabar jis jau persikėlęs į Druskininkus, tačiau tie vakarų Lietuvoje ryšiai liko, nes iš tikrųjų jis ten buvo labai žymus verslininkas Valdas Trinkūnas, jis jūros valstybinės įmonės. Padarė, kad jos nebūtų. Padarė baba. Po to jisai vadovavo, perėmė, irgi tuo metu buvo valstybinė įmonė pavaldi Žemės ūkio ministerijai, irgi labai moderni Kretingos grūdai. Ir ten irgi buvo labai lydėjai skandalai dėl tokių visokių neaiškių paskolų su valstybės garantija. Taip toliau, tuo metu Valdas Trinkūnas buvo
ir Vakarų banko bankrutavusio valdybos narys, ir net Lietuvos banko valdybos narys, na, žodžiu, žymus veikėjas, žymus verslininkas, žodžiu, ir jo tie ryšiai būtent ir padėjo kito krikštatėvio sūnui Tautvydui Lenskui. Tai pirmiausia buvo per jau buvusį partnerį Ovidijų Bartkų Kretingos grūdų, su kuriuo jie kartu dirbo ir buvo akcininkai tuo metu, priregistravo būtent Lenskaus naujai įkurtą firmą, kuri nusipirko būtent Agrovetą. Bet jau tada prasidėjo ta vadinama, jie juto, kad jau lipa jau Europolas ir tarptautinės jau prasidėjus tą operaciją ir jie tada pradėjo mėtyti pėdas. Tada buvo vėl pakeistas naujas pavadinimas, nusipirkto, žodžiu, Tautvydo Lenskaus įmonės ir buvo perkelta vėlgi į Klaipėdą, perkraustyta, užregistruota vėlgi Valdo Trinkūno draugo, su kurio Valdemaro Sadaunyko, buvo labai vienas geriausių Lietuvos rankininkų, su kurio Trinkūnas žaidė Kauno Granito klube ir net Lietuvos vyrų rinktinėje, jie buvo puikus rankininkai. Jo firmoje Vyturys adresu Konstitucijos 19 ir va čia tuo pačiu adresu, man labai įdomu, aš, taip sakant, reikia gal patrinėti, tuo pačiu adresu užregistruotas yra ir Austėjos Landsbergienės privatus lopšelis Vaikystės sodai. Tuo pačiu... Na, toksai atsitiktinumas. Tuo pačiu, taip sakant, yra... Netyčiukas. Ir subėga visi į vieną krūvą. Į vieną tašką. Tai va, tai žodžiu, šita visa operacija, tai būtent buvo tokia, tikrai buvo, mafijos pinigų investavimas. O Foxpėjus, kokios yra, žinios, nežinau, ką galima sužinoti dabar iš teisėsaugos, Foxpėjus irgi buvo pirktas šitais pinigais?